Planas buvo paprastas: važiuoti palei Nemuną, sustoti keliose vietose, nufilmuoti pilis, piliakalnius, miestelius ir pažiūrėti, ar iš to galima padaryti normalų kelioninį video. Apie vidurnaktį jau buvom Vilkijoj, nuvažiavom prie Nemuno atodangos, buvo dar ne visiškai tamsu, horizonte matėsi raudona juosta, apačioj tekėjo Nemunas, pafilmavom kelis kadrus ir tada pradėjom ieškoti vietos, kur galima būtų ramiai miegoti mašinoj. Vilkijoj tokios vietos neradom, todėl pajudėjom link Paštuvos. Pakeliui pamatėm įdomų miestelio pavadinimą Bubiai ir užsukom tiesiog iš smalsumo. Atrodė, kad tai bus trumpas sustojimas dėl juokingo pavadinimo, bet miestelio centre radom apšviestą Ignoto Karpio skulptūrą. Naktį jie atrodė gana įdomiai. Ant sienos krito šešėlis, kuris atrodė taip, lyg skulptūra rodytų 2 pirštus. Ignotas Karpis buvo LDK veikėjas, filantropas ir mecenatas. Jis gimė Joniškėlio dvare, gyveno tik 29 metus, bet į istoriją pateko dėl labai konkretaus dalyko. Jis vienas pirmųjų Europoje ir pirmasis cariniai Rusijoje panaikino baudžiavą savo valstiečiams. Dar būdamas 14 metų Karpis dalyvavo Tado Kosciuškos sukilime, rėmė sukilėlių kariuomenę, vėliau išlaisvino apie 7 000 savo valstiečių, rėmė kultūrą, švietimą, pastatė pirmąją Lietuvoje žemės ūkio mokyklą ir nemokamą ligoninę. Tai buvo pirmas rimtas kelionės netikėtumas. Atvažiuoji į Bubius tik dėl pavadinimo, išvažiuoji su istorija apie žmogų, kuris prieš daugiau nei 200 metų priėmė sprendimą pakeitusi tūkstančių žmonių gyvenimus. Po Bubių nuvažiavom į Paštuvą, prie Nemuno, ten ir bandėm miegoti mašinoj. Skamba gal ir romantiškai, bet realybėj buvo visai kitaip. Sėdynės normaliai neatsilenkė, vietos buvo mažai, kūnas nesuprato kur dėtis, užmigom kažkur apie 2 valandą nakties, o atsibudom šiek tiek po 4, iš viso gal tik 2 valandos miego. Bet rytas buvo vertas to nepatogumo. Prie Nemuno buvo rūkas, tylu, ramu, o vanduo atrodė visiškai kitaip nei naktį. Iškart pasidarė aišku, kad buvo verta keltis, todėl pajudėjom atgal link Vilkijos atodangos, ten norėjom nufilmuoti rytinius kadrus. Ten rūkas virš Nemuno atrodė labai stipriai. Pafilmavom kelis vaizdus ir važiavom toliau į Seredžių. Seredžius iš pirmo žvilgsnio atrodo kaip ramus miestelis prie upės. Bet kai pamatai piliakalnį ir užlipi į viršų, supranti, kad čia ne tik graži apžvalgos vieta. Seredžiaus piliakalnis dar vadinamas Palemono kalnu. Pagal seną legendą, Palemonas buvo romėnų kunigaikštis, kuris su savo žmonėmis esą atplaukė Nemunu ir čia įsikūrė. Yra teigiama, kad iš jo vėliau kilo Lietuvos valdovų giminės. Istorikai šią istoriją vertina kaip legendą, ne kaip tikslų faktą, bet stovint ant kalno labai lengva suprasti, kodėl tokia legenda galėjo atsirasti būtent čia. Iš viršaus matosi vaizdai į tolį, Nemunas, aplinkiniai šlaitai. Tokios vietos senovėje nebuvo pasirenkamos atsitiktinai. Šiandien čia lipam dėl vaizdo, bet 13-14 amžiui tokia vieta turėjo visai kitą reikšmę. Ant šio kalno stovėjo Pieštvės pilis, tai buvo vienas iš Lietuvos gynybinių taškų Nemuno linijui, kai Lietuva kariavo su kryžiuočių ordinu. Tuo metu Nemunas buvo ne tik upė, jo judėjo kariuomenės, žvalgai, laivai ir puolimai. Jeigu priešas galėjo judėti Nemunu gilin į Lietuvos žemes, kiekviena pilis palei krantą tapdavo kliūtimi, todėl tokios vietos kaip Seredžius buvo svarbios ne dėl grožio, o dėl kontrolės. Pieštvės pilis rašytiniuose šaltiniuose minima nuo 1293 metų. 14 amžiuje ji nuolat jautė kryžiuočių spaudimą. 1363 metais Pieštvės pilis buvo užimta ir sudeginta. Šiandien jos nebėra, liko tik kalnas, šlaitai, aikštelė viršuje ir Nemuno vaizdas. Mes užlipom pavargę, po 2 valandų miego, bet įdomu pagalvoti, kad kažkada žmonės ant tokio kalno stovėjo ne dėl nuotraukų ir gražaus vaizdo, o todėl, kad nuo šitos vietos priklausė, kiek giliai priešas galės judėti į kraštą. Po Seredžiaus sustojom vietoj, kur turbūt niekas specialiai nedėtų į kelionės maršrutą – MC degaliniai. Po tokios nakties ji tikrai įstrigo. Po 2 valandų miego kava atrodė kaip būtinas sprendimas, o pati vieta buvo visai kitokia nei standartinė pakelės degalinė. Planavom tik greitai išgerti kavos, bet galiausiai praleidom ten daugiau nei valandą. Sėdėjom, gėrėm kavą ir žiūrėjom į vaizdą. Toliau atvažiavom į Veliuoną. Pirmiausia pakilom ant kalno prie bažnyčios. Iš čia matosi Nemunas, miestelis ir aplinkiniai šlaitai. Šiandien tai atrodo kaip rami Panemunės vieta, bet viduramžiais Veliuona buvo vienas svarbiausių Lietuvos gynybos taškų prie Nemuno. Rašytiniuose šaltiniuose Veliuona minima nuo 13 amžiaus pabaigos, tuo metu čia stovėjo Junigedos pilis, vėliau vadinta Veliuonos pilimi.
Ji buvo Lietuvos pilių grandinės dalis, saugojusi Nemuno kelią nuo kryžiuočių ordino. Kaip ir Seredžiui, Nemunas čia buvo strateginė linija. Kryžiuočiams tai buvo patogus kelias judėti gilyn į Lietuvos žemes, todėl tokios pilis turėjo stebėti upę, kontroliuoti judėjimą ir stabdyti puolimus. Su Veliuona siejama ir Gedimino istorija. Pasakojama, kad Lietuvos didysis kunigaikštis Gediminas kovose čia buvo mirtinai sužeistas. Dėl šios istorijos vienas iš Veliuonos kalnų vadinamas Gedimino kapo kalnu. Istorikai dėl šio pasakojimo detalių nesutarė. Veliuonui taip pat sustojome ir prie Vytauto didžiojo paminklo. 1411 metais Vytautas iš naujo atstatė Veliuonos pilį. Iki tol ši vieta buvo svarbus gynybinis taškas, o po Žalgirio jos reikšmė pradėjo keistis. Veliuona tapo ne tik karo, bet ir derybų vieta. Vytauto paminklas Veliuonoje pastatytas 1930 metais, minint 500 metų nuo Vytauto didžiojo mirties. Tarpukario Lietuvai Vytautas buvo valstybės stiprybės simbolis, todėl tokie paminklai tada turėjo labai aiškią reikšmę. Po Veliuonos pajudėjom į Raudonę. Raudonės pilis įdomi tuo, kad jos pradžia susijusi ne su valdovu ar kariuomenė, o su privačiu žmogumi, iš Prūsijos kilusiu miško pirkliu Krišpinu Kiršenšteinu. 16 amžiaus pabaigoje, kai Nemunas tapo svarbiu prekybos keliu, jis Raudonėje pasistatė ne tiek karinę tvirtovę, kiek reprezentacinę, įtvirtintą rezidenciją. Kitaip tariant, ši pilis gimė ne iš karo, o iš prekybos ir sukaupto turto. Raudonėje stipriausias dalykas yra bokštas. Jis yra apie 33 metrų aukščio, į jį galima užlipti, o iš viršaus atsiveria platus vaizdas į Nemuną ir apylinkės. Ten labai aiškiai supranti, kodėl tokia vieta tiko rezidencijai. Iš bokšto matai upę, parką, miestelį ir visą aplinką. Tai ne tik gražu, tokia vieta iškart rodo statusą. Dar viena detalė, kuri man labai įstrigo. Iki 2018 metų Raudonės pilyje veikia pagrindinė mokykla. Kažkam tai buvo ne turistinis objektas, o tiesiog vieta, į kurią kiekvieną rytą reikėjo eiti į pamokas. Tai, ką šiandien matome, nėra tiesiog gražiai išlikusi pilis, ji buvo perstatoma, niokojama ir vėl pritaikoma naujam laikotarpiui. Prie Raudonės pilies dar pataikėme šunų parodą. Visiškai neplanuotas dalykas, bet labai tiko kelioniai. Atvažiavom pažiūrėti pilies, o gavosi, kad dar pasivaikščiom po šunų parodą. Savo svajonių australo avigonio ten neradau, bet pati vieta dėl to tapo daug gyvesnė. Kartais tokie atsitiktiniai dalykai kelionėje įsimena ne mažiau nei pagrindiniai objektai. Kelionės pabaigoje atvažiavome į Panemunės pilį. Į vidų šį kartą neėjom, bet apeiti teritoriją ir paskraidinti droną čia buvo verta. Vieta labai rami, pilis, parkas, tvenkiniai, aukštas Nemuno krantas. Po visų piliakalnių ir miestelių čia buvo toks lėtesnis kelionės finalas. Dabartinės Panemunės pilies istorija prasideda 16 amžiaus pabaigoje, kai ją nusipirko vengrų kilmės bajoras ir medienos pirklys Jonušas Eperješas. Jo iniciatyva 1604 metais pradėta statyti mūrinė rezidencinė pilis. Nemunas čia veikia kaip prekybos ir susisiekimo kelias, todėl šalia jo kūrėsi ne tik pilis, bet ir dvarai, rezidencijos, ūkiniai centrai. Tai toks gavosi maršrutas palei Nemuną. Per vieną dieną pamatėm labai skirtingas vietas. Man patiko, kad šitas maršrutas nebuvo labai tvarkingas. Nebuvo taip, kad viską idealiai susiplanavom ir tiesiog važiavom pagal grafiką. Dalis įdomiausių vietų atsirado atsitiktinai kaip Bubija ir šunų paroda prie Raudonės pilies, bet būtent dėl to kelionė ir įsiminė. Jeigu planuoji panašų maršrutą palei Nemuną, šitos vietos tikrai vertos dėmesio, tik jeigu galvoji miegoti mašinai, pasiruoš geriau nei mes, nes 2 valandos miego nėra labai geras sprendimas. Parašyk komentaruose, kuri vieta labiausiai patiko, jeigu žinai dar kokių nors įdomių vietų, kur turėčiau apsilankyti, parašyk komentaruose. Dėkoju, kad žiūri ir iki kito karto.